lietuviškai kalbėti ir toliau neprivalės ukrainiečiai. Kažkiek labai gražu, bet aš kur vaikštau, kad visi kažkiek ir kalba. Tai tikrai nemanau, kad lietuvių kalba yra labai sunkiai. Išimti jiems kelis kart pratęsė Šimonytės vyriausybė. Nuolaidų gavo ir prie Palucko. Lietuviškai nekalbėti galės tol, kol galios laikinosios apsaugos statusas. O jį Europos Sąjunga pratęsė dar iki 27 kovo. Metus aš suprantu, viskas normalu. 2 metus, paskui 3 metus, paskui 4 metus, tai reikia kažkokios turėti politinės valios ir nepamiršti, kad mes gyvename Lietuvoje ir mūsų visų pirma turi rūpėti Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Šiuo metu Lietuvoje beveik 79 000 ukrainiečių. Užimtumo tarnybos duomenimis nuo karo pradžios iki šio rugsėjo lietuvių kalbos mokėsi vos 5 000. O čia ir akivaizdus pavyzdys, kad tie kultūrininkai, kurie čia dėl kultūros, dėl kultūros protestuoja, o tą kultūrą pačioj pradžioje rodėm, dėl ko jie čia protestuoja, dėl noro, dėl leidimo, gebėjimo, galėjimo daryti tokias nesąmonės, už tai gauti milžiniškus pinigus, realiai nieko bendro nei su kultūra, nei su menu neturi. Bet kai kalbam apie lietuvių kalbą, jie nei vienas tengi mitingė neprieštaravo, kad lietuvių kalba naikinama, kad anglicizmų pilna, kad Lietuvos vėliava buvo išniekinta, kad surūdijęs vamzdis joks ne meno kūrinys. Jie neprotestavo, kai jiems mokama už tą pasivaipimą ten, kur pradžioje rodo. Milžiniškus pinigus, kad iš tikrųjų tai nesąmonė. Jie neprotestavo, kai Sioma Kairys, buvęs kultūros ministras, nutraukė finansavimą Skamba kankliai, kai jisai nutraukė finansavimą Čiurlionio festivaliui. Nė vienas neprotestavo, net nepirstelėjo. Va čia ir viskas paaiškėja. Ir kai mes matom, kad užsieniečiam dabar lietuvių kalbos nereikės mokintis, čiagi praeitos valdžios priimti sprendimai. Tai mes suprantam, kad lietuvybė naikinama sparčiais tempais ir iš tų protestuotojų nei vienam, net kibirkštėlė galvoj menkiausia, net nesublykstelėjo.